Kaunas. Patruliuojančio ekipažo pareigūnai pastebėjo įtartinai besielgiančius jaunuolius ir nusprendė juos patikrinti. Einam iki mašinos. Apžiūros metu pas jaunuolius rasta įdomių daiktų. Čia draugas tavo, kur buvot? Buvom klube. Kokiam? Klube. Nežinau, klauskit jo. O tu ką čia veikė? Nieko, aš buvau pasivaikščioti. Šiaip pasivaikščioti? Ne, buvau pas draugą, geriau biškį. Dabar jau pasitik draugą. Kam šitas įdomus tušinukas toks? Čia pas draugą pasimu. Čia kam badai? Sakė, palaikyti paprašė. Ką su juo badai? Ką? Ką badai su juo? Šiknas badau, ką viršininkas. Pas draugą, sakau, pasimu pas draugą. Ne, stebuklingas. Šis stebuklingas rašiklis panašus į Hario Poterio burtų lazdelę skirtas nerašyti. Tai puikus prietaisas langams daužyti. Trumpas begarsis smūgis ir automobilio stiklas stebuklingai ištirpsta. Buvom klube Zara ką tik. Realiai tai... Visi įrankiai reikalingi į klubą. Tai pats tas. O kokiu šokiu šokat su tokiais įrankiais? Jaunuoliai į naktinį klubą pasiėmė porą atsuktuvų, krūvą guminių pirštinaičių, prietaisą stiklui daužyti ir gerą nuotaiką. Maža ko gali prireikti, kad panelėms širdį atrakintum. Ir kodėl pareigūnai nesupranta tokių elementarių dalykų. Kada paskutinį kartą rūkėte kanapinoidų? Žolės. Kaip? Dėl ko jūs manęs klausite tokio dalyko? Nu aš klausiu, ar rūkėt? Rūkiau per naujus metus gal. O tu? Tamsta. Kada? Prieš savaitę gal. Prieš savaitę. Gal ir prieš savaitę. Gal ir vakar, gal ir šiandieną, ne? Kam tie įrankiai skirti? Taip nešioju. Ką? Taip nešioju. O guminės pirštinės kam? Taip vaikštų viskas. Taip vaikšto. Tai su šitais paprastai kažką remontuojama, atsukinėjama arba nusukinėjama. Čia medikai dažniausiai naudojasi. Sukinėjau, matot, kad tik atsuktuvas turi nieko nesukinėjau. Duomenys užsirašė, ne? Pareigūnai užfiksavo asmens duomenis ir paleido į namus. Ta žole kvepianti jaunystė, dūžtančių stiklų skambesys ir maudžiantys riešai nuo žaibiško atsukinėjimo. Gera pradžia, pusė darbo.